norėčiau kažkaip tave pristatyti ir galvojau, kaip tave pristatyti. Ir tiesą sakant, nesugalvojau, bet aš gal tokį kontekstą besiklausantiems užmesiu, kad mes susirašinėjom kažkada labai senai, man atrodo, prieš kokius 4 gal metus net. Ir aš tuo metu labai domėjausi sąmoningu sapnavimu ir taip intensyviai gana ir praktikavau ir aš turėjau visai nemažai klausimų ir mes susirašinėjom. Tai va taip sužinojau apie tave. Man atrodo, ir grupė Facebooko lyg ir visai tokia aktyvi buvo, gal dar ir yra, tiksliai, vat, nežinau. Ir ten irgi tokių visai susirašinėjom per ten. Ir kažkaip vat grįžęs prie šitos temos, galvoju, pasikalbėsim. Ir kas mane galbūt šiek tiek nustebino, mes buvom, aš padariau Facebooko tokį ir mini postą, kad mes kalbėjomės, tai kad iš tikrųjų susiskambinom, tarsi intencija buvo pasikalbėti apie sąmoningus sapnus, o gavosi apie sąmoningą gyvenimą, lucid living. Tai va toksai visai buvo nuostaba man, kad nuvedė į šitą temą. Tai aš nežinau, Aurimai, gal matau, kad tu užsirašęs Me Note 10, tai gal tu nori prisistatyti trumpai. Užsirašęs. Jo, gali ir persivadinti, jeigu nori. Toksai, arba aš jo. net galiu pervadinti. Tai vat, esu Auriai, aš čia vadinu save Auriai. Esu jau UK gyvenu 11 metų. Ir mano kelionės sąmoningos sapnuose čia ir prasidėjo. UK būnant, ne? UK būnant, tai čia jau galima sakyti prieš 7 kažkur metus. Ir kaip tu paminėjai, kad grupė buvo gan aktyvi prieš keletą tų metų. Ir kažkaip žmonės nustojo bendrauti šią temą tiek, kiek norėtųsi, nes aš kažkaip visi, manau, ta tokia banga perėjo ant to lucid living daugiau. Aš ir kažkaip savaime natūraliai gavos, kad žmonės nebesidalino šitų labai intimių, gilių patirčių. Ir man dabar kaip jau ir aišku darosi, kodėl visa šitos sapnavimo praktikos eina į tokį, undergroundą ir žmonės nelabai mėgsta dalintis ir taip tiesiog gaunasi organiškai, kad... O tai čia kažkoks kitas etapas jų gyvenime, ar tiesiog kažkaip šitos praktikos čia pas mus kultūrai nelabai? Manau, kad nelabai... etapas, jo, ir tiesiog išmoksti pamokas iš pasąmonės ir aš jau nesenai turėjau irgi tokią įdomią patirtį. Aš 2016 pradėjau vaikščioti gongų meditacijos Tibeto ir ten darydavo per pilnatį, per jaunatį, dabar jau kas 2 kartus per savaitę daro, tai aš ten vos ne gyvenau toliau nuo tos bažnyčios, po to vis arčiau ir kažkaip priartėjau visai jau 2 minutės kelio buvo man iki tos, ten tiesiog vos ne random, tipo nutraukė mane prie tų gongų arčiau, tai aš ten visą laiką ir vaikščiodavau į gongus ir į Tibeto budizmo centrą, kuriame dabar ir gyvenu. Tai turėjau tokią patirtį įdomi po daugybės metų gongų meditacijų. Darėm visos nakties, tradicinę pūdžią ir tu, kaip sakant, toks pusiau paniręs į sapną, pusiau iškilęs ir tu girdi tos gongus. Žmonės ten kas valandą keičiasi, kaip sakant, ir jie groja tau. Nedaug mūsų ten buvo, bet aš gerai jos pažįstu, tiek metų bendraujam. Ir turėjau aš tokio patirtį gan, aš kaip ir, žinai, kaip ir tu nori tikės kažko, kad bus kažkas, žinai, gal būsiu lucid, gal dar kažkas bus, žinai. Gal pamedituosiu sapne ir, kaip sakant, jeigu ten išeina sapne pamedituoti, tai kaip 1 minutę, kaip savaitę čia meditacijos, ten viskas amplifikuojasi. Ir
kažkokių tokių turėjau intencijų ar kažko, bet galų gale tiesiog ėjau, nes tos žmonės pažįstu, visą tą situaciją ir daugiau, žinai, dėl to, kad viskas čia buvo, žinai, vyko daugiau, o ne tai, kad kažkur ten kažką prisapnuoju galvoj. Ne, ir ėjau ir, jo, nustebino mane, turėjau sapną, tokį, sakant, jisai ir jie skiriasi to, kad būna toks labai, tu atsikeli ir tu žinai, kur buvo sapno pradžia, kur pasibaigė, visą, kaip sakant, kaip pažiūrėjus tokį gerą ryškų filmą, žinai, ir va, to ir gal skiriasi tie, va, clear light sapnai, nuo tų tokių, žinai, paprastų sapnų, kur ten tiesiog pasąmonė valosi ir bando. Čia aš galvoju, gal galima trupučiuką sustoti, nes gali būti, kad klausytojas iki galo ir nesupranta šitų frazių. Vat, clear light, paprastas sapnas, gal tu gali trupučiuką paaiškinti, ką tu turi omeny. Bent jau kaip aš suprantu, tai vat, yra tas kažkoks pasąmonės valymosi sapnas, tai ir clear light, tai čia toks, kaip čia, aiškios šviesos, kažkoks, ne tai, kad nušvitimo momentas. Tai bet... dabar, pavyzdžiui, esu šviesos daug įsijungęs, ant savęs išjungsiu ir tada vis mažiau ir mažiau, žinai, aiškumo darosi. Aha. Ir tiesiog, kas yra lucid? Tai yra kažkas šviesu, kažkas tipo daug Luciferių. Tai va, tie sapnai tokie ir būna, kur aiškus, kad tu jų negali sumaišyti, žinai, kur yra šviesa, kur daug šviesos, kur tiesiog tamsa, kur niekas neaišku, ten visokie, žinai, dažniausiai būna kaip kanalus junginėtum, tie tokie paprasti sapnai, žinai, jie labai iškarpyti, labai neaiškus, nėra tokios tematikos kažkokio, žinai, sapnai ir tai labai sunku jos įdėti kažkokią dėžutę, nors mes labai jau šnekėdami bandom įdėti tą dėžutę, žinai, tą visą patirtį, tai yra labai, čia yra menas jau, kas sugeba įdėti kažkokį paveikslą ar kažkokį filmą, tai jau visi, kaip sakant, alpsta nuo to kosmoso, nes, išlaisvina tavo tą tokią kasdienybės sunkumą. Ir jeigu tų sapnų visiškai nebeturi, dėl to žmonės dažniausiai ir būna tokie, buvo pas mane periodas, kad kokį mėnesį ar du visiškai neturėjau sapnų, net tų paprastų neatsimesdavau sapnų. Ir tada tu atsikeli ir tokį jauti, tokį tiesiog tokia sunkia energija, kaip nepaskraidęs, nepakeliavęs, žinai, jauties toksai visiškai apsunkęs ir tą kontrastą buvau pajutęs ir aš galvoju. Aš tave trupučiukai išmušiau iš istorijos, jaučiu, kad tu pasakoji apie tą. Aš grįšiu prie tos istorijos, tai turėjau tokie kaip grįžimą atgal į paauglystę, brolį sapnavau ir tiesiog tas emocijas labai gal tokia kasdieniška, ne kasdieniška, bet tokia gan paprasta patirtis buvo persapnuota iš labai senai, bet kai atsikėliau, kai pradėjau užsirašinėti viską, tada tik atėjo tos, žinai, realizacijos, kodėl man va šitas iškilo ir va, tiesiog va, savaime gerai rašėsi ir panašiai, tai va dažniausiai va to ir skiriasi tie paprasti sapnai, kad tu jų net nenori užsirašyti, jie ant tiek mažos energijos, ant tiek mažai šviesos, kad tu visiškai net, jie taip nuplaukia ir jie nesukelia kažkokio, žinai, ekstazės ar kažkokių, kaip sakant, bet aš dar tokį girdžiu vieną momentą, kad vis tiek atpažinimas vyksta, kada pradedi užsirašinėti. Aš jaučiu, kad ir man taip panašiai galbūt būna, kad aš irgi atsikeliu, kažkaip pradedu užsirašinėti ir tada man tokios kažkokios sąsajos ateina, bet taip, kol aš nepradedu užsirašinėti, tai tarsi aš gal dar ir toks mieguistas būnu, kad kažkaip, bet tik pradėjęs užsirašinėti, tada iškart kažkoks toksai platesnis kontekstas tarsi atsiveria. Tai va aš irgi taip girdžiu, kad kartais galbūt tas nėra noro užsirašinėti, bet tada tu jauti be užsirašinėjant, ne? Kažkaip tas svarbu, aš taip kažkaip man akcentas tiesiog.
Jo, su tais susirašinėjimais aš labai daug visokių būdų bandžiau. Taip. Ten, pavyzdžiui, ką aš čia turiu, visokių, žinai, technologijų, Aha, kaip, pavyzdžiui, ten tušinukas šviečiantis, ten po to diktofonus visokius, žinai, jo. ir Aha. dabar tai va tiesiog ant laikrodžio diktofoną turiu O, ir, geras. ir tiesiog, žinai, įsirašau sapną ir Aha, jis tiesiog įmeta man į Google Drive, tai tiesiog, žinai, toks kaip diktofonas sinchronizuotas. Ir, bet geras kiek šitas. kartų man yra buvo, A. bet kiek kartų yra man buvo, kad aš guliu, žinai, ir jau aš sapnuoju, kad užsirašinėju. Ai, Kiek kartų tai buvo, aš negaliu patikėti, žinai. Ant tiek tingi, nes tos realybės ant tiek yra, nu, subtilės, kad tu jeigu Taip. pajudėsi ten ir tada nutrūks visas, kaip sakant, tu nebeiššoksi atgal, gal tu nori pratesti sapną, ar tiesiog tu, žinai, nu, tu neproduktyvus esi. Matai, viskas, kas susijęs su sapnais, yra, nu, nelabai produktyvų, nu, ta sąmonės būsena yra neproduktyvi, nes yra kitoj pusėje visai dažniai smegenų. Taip. Ir Aš gal trupučiuką irgi čia sustabdysiu, nes aš jaučiu, kad mūsų ir mano pirmas pokalbis su tavimi ir iš karto tokį mes advanced lygį gana neriam, nes aš jaučiu, kad kas nori pradėti sąmoningus sapnus, tai dar čia iš viso, wow, galvoju, kas čia dabar išnirsta, kažkokias būsena, net ten, tai aš gal truputį kažkaip ar noriu pristabdyti man tas momentas išnirimo, aš tiesiog gal noriu paaiškinti, ką tai reiškia, ta būsena, ne, kai aš dar sapnuoju, bet tarsi jau atsibūdęs. Ir va čia tas subtilumas matyta, ne, ką tu ir turėjau omeny, kad jisai dažnai, jeigu aš taip kažkaip greitai ten pradėsiu, ar ten išjungsiu kažkokį žadintuvą, ar ten dar kažką pradėsiu daryti, mąstyti ir iš karto sapnas, ir taip, tai sakant, nueina. Tai galima taip, tokiu būdu irgi yra technikos, kur ten panirdinėja, net taip išneri tarsi iš sapno. Hipnagogika. Jo, ir tada tu nori pratesti tą sapną, gali vėl įsivaizduoti tą sapną ir vėl tave tarsi įsiuri, bet gal ir tu jau ten gali daryti. Tai tiesiog šitą kažkaip irgi norisi užfiksuoti, kas yra tas panardinimas, nes čia yra, man atrodo, žiauriai galinga iš tikrųjų technikas sąmoningo sapnavimo. Hipnagogika ir hipnopompika, man atrodo, hipnagogika ir hipnopompika, kai tu prieš užmiegant ir prieš atsikeliant yra tos, žinai, būsenos. Taip. Ir juose galima daug ką nuveikti. Šiaip labai įdomu, tu minėjai dar tibetietišką budizmą, kad praktikuoji. Kaip tu atėjai iki jo, iki čia? Pradėjau aš tiesiog nuo knygų skaitimo, visokių podcastų žiūrėjimo anglų kalba ir pasibaigė visos knygos apie sąmoningą sapnavimą. Iš tikrųjų sužinojau, kad kur esu Liverpoolyje 1974 ar 6 buvo įrodytas sąmoningas sapnavimas moksliškai. Kate Heron įrodė. Tuo pačiu metu ir Amerikoje. Jie vienas kito nežinojo, bet tuo pačiu metu ir Amerikoje Stephen Laberge irgi įrodė tą patį eksperimentą. Ir po to dar pasidomėjau, kad ir lietuvių mokslininkas Tadas Stumbrys studijavo Liverpoolį, nes va čia kai buvo, tai, žinai, moksliniai įrodymai padaryti, tai buvo ir studijos, bet transcendentinės tokias dar šnekėjau šiek tiek su juo, žinai, gal sakau, studijuoti kažką tokio, galvojau. Tai kai jau pasibaigė knygos, žinai, jau nebebuvo ką skaityti, tai jau kažkaip, sakau, gal reikėtų pastudijuoti, jau taip, žinai, ne vien tik tos romanus skaityti. Ir tos patirtis ėjo viena po kitos ir gavus taip, kad buvo gan sunku man integruoti viską ir pradėjau
kaip ir pirma čakra pradėjo man taip jausti, kad visiškai aš neturiu įsižeminimo. Prasidėjo ir fiziškai problemos, ir viskas per emocijas irgi eina. Tai pradėjau tokias kaip įžeminimo praktikas, tai susiradau Tibeto budizmo centrą ir sakau, jie turėtų man padėti tradiciškai pasiekti tos sapnus. Ir jau 4 metai savanoriauju, dabar jau čia gyvenu vienam centre metai, to neužilgo bus. Ir jie labai atsargiai šneka apie tai ir Apie sąmoningą sapnavimą ar apskritai apie sapnavimą. Ir šitą tradiciją taip jie daugiau apie meditaciją, kaip sakant, apie tokia kaip relaksacija, o tas, kur yra general program, o jeigu ten giliau lysti, tai žmonės nelabai, kaip sakant, supranta ir man kaip reiktų gal ir pakeisti, žinai, tą tradiciją. Bet kol kas aš gyvenu su tokiu vienuoliu, kur norėjau jį sutikti iš vieno festivalio ir dabar jis dalinamės mes virtuvę su juo, tai jisai šiek tiek autistas, bet aš vis stebiuos, kaip jo ta techninė pusė, analizinė pusė veikia, nes jisai gali tiesiog atkartoti knygas, atkartoti iki smulkiausių detalių dalykus, kur tiesiog nesuvokiama, žinai. Tai pradėjau esi su juo kokį sapną pasidalinęs ir, nežinau, buvo sapnų su juo. Geras labai klausimas, iš tikrųjų. Labai geras klausimas. Pirmas mėnesį, kai atsikrausčiau aš čia, labai jis mane draugiškai priėmė, ten jis kepo savo duoną ir panašiai. Ir tada aš turėjau sapną vieną. Jis ir mėgsta gaminti ten visokius virtuvės įrankius, ten peilius ir panašiai. Jis labai tokie įdomių hobių turi. Ir aš sapnavau, kad, jis man daug ką papasako apie šitą tradiciją, nes jis jau nuo 19 metų čia medituoja. Ir aš sapnavau, kad aš ir jis pasiėmė 2 kirvius ir kapojam šitos šventyklos duris. Oho. Stipru, nu. Ir tada aš taip atsikėliau, galvoju, wow. Tada po to paaiškėjo po kelių, žinai, dienų, ar neatsimenu, ar po savaitės, aš jam papasakoju šitą sapną, jisai parodė savo ten, kokiais muziką klauso, žinai, ten aparatūros labai daug jis turi tokios aukštos kokybės, tai profesionalios. Tai jis man parodė, kokią muziką klauso, parodė, žinai, daugiau aš jį pažinau. Ir tada man pasakė tokių kaip komentarų apie šitą budizmą, kad tai yra mak dharma, tipo, kad žmonės nelabai nori giliai lysti ir kai jį pasadina, žinai, šnekėti, tai tiesiog žmonės neturi tiek laiko klausytis, ir jam, jisai, sakant, yra ordained su vienuolio rūbais. Bet jam neduoda šnekėti, nes aš tik dabar jau supratau, nes ant tiek jis giliai lenda, ant tiek gerai viską atsimena, kad ten tiesiog kosmosas. Ir dėl to man tas sapnas kaip ir buvo paaiškintas, žinai, labai ryškus, labai įdomus, kad tiesiog, kad jis netinka tų standartų, jis, kaip sakant, kapoja tas duris, šitos šventyklos, kur gyvenu, žinai. Geras.
Jo. Bet tu kartu su juo kapoji, tai panašu, kad irgi. Jo, Aš taip girdžiu, vat, iš tavęs, kad, nu, ir tu kažkokį galbūt nepasitenkinimą trupučiuką to gilių, bet aš taip pat, aš galvoju, kad žmonės labai skirtingai tą sąmoningą sapnavimą priema. Kažkaip vieni ten, žinai, gal labiau toksai fan, aš ten skraidau, ten myliuosi su haremu, ar ten kažkokiom konkrečiom merginom, ar ten dar kažką. Toksai, žinai, vat, patirtis tokia fan. Kai kurie jaučiu, aš taip esu girdėjęs ir mane tikrai įkvėpia kūryba, tiesiog, realiai kūryba, ten sukūrė, nežinau, drakoną, ten prisižiūrėjo, atsimenu, vienas sapnuotojas tą Games of Thrones ir sukūrė drakoną, nu, tai žinai, čia kaip kokį piešinį nupiešti, aš taip įsivaizduoju, sapne, ne? Ir vat, kiti galbūt vat, tas ir tavo, aš taip girdžiu, pusė labiau tokia dvasinė pusė ir man šiaip labai įdomu, čia galbūt tiesiog norisi taip pasižiūrėti, kad yra įvairių būdų, bet tu kažkaip vat, paminėjai, nu, prie to sąmoningo sapnavimo prieiti ir skirtingų tikslų, bet pas tave vat, ta linija yra tas gylis. Galėtum gal kažkaip, nežinau, ar tu visą laiką taip norėjai iš sąmoningų sapnų ir šiaip net ne iš sąmoningų, dabar ir iš tradicijos savo ir iš savo kelio va to gylio, ar kažkaip prieš tai irgi toksai gal fan daugiau buvo, nu, vat, nežinau, kaip tu tos sąmoningus sapnus anksčiau žiūrėjai, kaip po to, ir dabar aš net suprantu, kad tam tikrą prasme jų kaip ir net ne tai, kad nebereikia, bet tarsi sakai, kad tokius atsakymus gavai ir dabar tą lucid living pereina labiau tas visas fokusas, o sapnai net nežinau, kokią dabar rolę tau atlieka. Tai vat įdomu. Nežinau, ar aiškiai čia taip paklausiu, bet... tu gan teisingai apibūdinai tą, labai greitai pajutai tą tokį mano, žinai, kaip sakai, va, tą praktinę pusę, kad žmonės va, ten kažką nupiešti, kad kažką, žinai, kažkokias baimės įveikti. Pas mane buvo to, aš save į tą pusę, žinai, vis tiek, nu, bandžiau, žinai, sakau, vat, kaip tą hipnagogiką atsikelsiu ir tada užsirašysiu, žinai, kažką, ten, pavyzdžiui, turi ten dienos klausimą ar ten savaitės klausimą, tai tu per tą hipnagogiką ten atsakinėdavo labai daug žymių žmonių ir visokių kitokių, žinai, sapnuotojų. Tuo momentu, žinai, tavo ateina tie, žinai, atsakymai tos savo klausimus ir o jeigu ten jau patenki, kur yra jau tikrai patys sapnai, jau sąmoninga, tai ten kažkaip tie smulkus klausimai nelabai domina. Tai jau bent jau mane, tai asmeniškai. Ir tada aš klausdavau tų didesnių klausimų ir juos integruodavau. Ir čia tik ne per seniausiai aš susižinojau savo astrologijos, kaip ten, Saulę mes visi savo žinom ženklą, po to yra mėnulis ir kylanti žvaigždė. Aš nežinojau, tik tais va čia prieš porą, žinai, savaičių sužinojau. Ir tada, kai persiskaičiau, viskas dėliojasi, kad pas mane to praktikumo nelabai ir pačioj sistemoje yra. Pas mane vėjas ir vanduo. Tai, bet čia tik iš žvaigždžių, žinai, tokia analizė, bet aš jau turėjau šitą atsakymą ir iš kitur, žinai. Iš kitų gurų ir kitų, žinai, žmonių, kurie analizavo tą visą, žinai, mano tą avatarą, kuriam sėdžiu. Čia gal nestabdysiu, kad paaiškintum, nes pats visiškai nenutakiu, ten čakros avatarai, tai visiškai ne mano sritis, prisipažinsiu, bet viskas okei, tiesiog noriu taip pristabdyti, kad irgi gali žmonės nesuprasti, bet tada, jeigu jie nesupranta, tai žinokit, aš irgi nesuprantu, tai viskas gerai. Bet aš galvoju, gal ir nebūtina, nu, taip sakant, ir aiškinti šito vietoj, toks gal kažkoks intuityvus nujautimas, bet jo, kažkaip pertraukiau, atsiprašau. Tiesiog norėjau pasakyti, kad jo, ne, tai gerai, kad gana tolimi. Nes pas mane irgi būna taip, kad, žinai, aš turiu tą tokį kaip sakant, tu žinai, apie ką aš šneki, bet vis pamiršti, kad, žinai, reikia dėti tos tokiose... Taip. Bet aš ką bent jau... Jo, kontekstą kontekstą, žinai, prieš visą tą realizaciją ar kažkokį suvokimą.
aš aišku, ką girdžiu, vat, gal tu, ką paminėjai, tas vėjas, vanduo, tai toksai kažkaip, bent jau kaip aš interpretuoju, čia mane pataisyk, kad apie tą vat, vėjas, tai kažkoks nevaldoma stichija, ne, vanduo gal kažkokia gelmė, ne, tai tavo toksai, kaip suprantu, tas tiesiog charakterio būdas apie tą, nu, vat, kaip ir pasirinkti tradiciją, eiti gilyn, nes tu atrodo, kad tu vis neri gilyn, vat, pradėjai nuo sąmoningo sapnavimo, čia kažkokie klausimus įsirašinėjai, čia šiaip įdomu, gal aišku irgi neįsiplėsim, bet vat, netgi tokie dalykai, ne, kad galima užsirašyti kažkokį klausimą per tą hipnogogiją, pagauti atsakymą į sąmoningą sapnavimą, tada kažkokių dar didesnių klausimų klausti. Ir galiausiai, vat, net sąmoningo sapnavimo tarsi jau irgi per mažai išauga, aš suprantu iš to. Ne, taip girdžiu. Bet tu kažkur vat keliauji, kur tu keliauji, man įdomu. Kaip, ar tu esi savo atsakęs, kur tu keliauji? Į kokį tu ten gelmę varai? Aš kaip ir jau maždaug turiu jo viziją, čia tik ne per seniausiai, nu, kai aš čia prieš 9 mėnesius atsikrausčiau į šitą Tibeto budizmo meditacijos centrą. Po, kaip sakant, asmeninių tokių didelių pokyčių ir realizacijų. Nes aš daugiausiai klausimų ir tokių būdavo apie meilę ir apie santykius ir tą visą dinamiką tarp moters ir vyro. Ir aš, kai jau pasiekiau, galim sakyti, savo viršūnę amžiaus, kažkaip viskas tuo metu ir atėjo man tokia per visas praktikas ir per tiesiog sąmoningą gyvenimo toks taškas, kad susivokiau, kad maždaug tą viziją aš turiu, link ko aš eisiu ir ką maždaug reikia man statyti. Ir yra tuos nemažai žmonių, kurie į tą pusę eina su manim. Mes turim vyrų ratą, pirtis, turim lietuvių tokią bendruomenę čia pradėjo kurtis. Tai irgi įdomios istorijos ten, kaip žmonės buvo įkvėpti, žinai, nuo mano kažkokių komentarų ar bendravimo su jais. Ir po to dabar, kaip sakant, atrado savo tą sąmoningą gyvenimą ir labai gerai jam sekasi ir toliau mes bendraujam. Ir tokių daug vėjo, kaip sakant, to mano, žinai, to mano vizijai. Taip. Bet aš girdžiu, taip buvo tas gal pirminis kažkoks impulsas, tai santykių tarsi kažkokios, problemos sprendimas, ne, konkretus labai su santykiais, su būtent vyras, moteris, nes ta pusė kažkaip pasigilinti, patyrinėti ją. Ir būtent per šitą mediją kažkaip taip vat nusprendė. Ten kai kurie, žinai, psichoterapija eina, kai kurie ten dar kažkur, čia sąmoningi sapnai, aš suprantu, atsirado. Taip. Nu, matai, daug tų sapnų būna tokių intimių, seksualinių, tai ten yra daug energijos, daug gyvenimo, daug, kaip sakant, to nektaro. Ir meilė yra dvasinis dalykas, o kas arčiausiai dvasinio, tai ir būtų, gal sakyčiau, sapnai ir tai, kas nėra susijęs su šito sapnu, kur šnekame. Aha. Su šito, Su šituo sapnu, taip aš suprantu. Nu, tipo, mes čia dabar esame to, jeigu tai moksliškai aiškinti, esame kažkokie smegenų dažni, žinai, kuris, sakant, yra produktyvus, eini, darai. Ir visa kita yra kita pusė, kai jau užmiegi, produktyvumas yra kitoj pusėje. Sakant, išsiverčia, žinai. Ir ten kaip ir
dėl to ten yra jau tų klausimų, nes tai yra labai asmeniška, labai gilu ir ten atsakyti, aš manau, kiekvienam asmeniškai. O man šiaip smalsu, kaip tu su to jautrumu buvai, nes čia tas jautrumas, aš galvoju, tai toksai savotiškai ir nugazdinantis momentas, kad jeigu kur jautru dažnai, žinai, ten ir skauda, žinai, ten prisilieti toksai, tai kažkaip, nežinau, čia jeigu, ne tai, kad kažkokio ar patarimo, bet, tiesiog smalsu, vat, ar tau būdavo tokių momentų, kur tau jau, Jėzu, čia jau per daug jautru gal, ir kaip tu išbūdavai, nes aš suprantu, vis tiek tą kelionę tu eidavai toliau, bet tų atsakymų ieškoti. Turiu meni, kaip po sąmoningų sapnų, kaip viską integruoti, plajėki labai jautrus, tada kai tu turi vis tiek ten atsisakyti visokių, žinai, alkoholių, kažkokių tokių, žinai, labai sunkių energijų ir tam tikram laikui, žinai, tai būtina. Ir, pavyzdžiui, aš buvau ir veganas 4 metus ir dabar mes čia vegetarai, centre mėsos irgi negalima, bet aš už ribų tai suvalgau žuvies, nes tiesiog, jeigu aš parodyčiau, kaip pamačiau veidrodį save, kad, jau tu ant tiek jautrus palieki, kad tiesiog tu žandikaulis jau išnyksta, ten veidas palieka toks, žinai, žolėdžio, nežinau, ten. Bet tu labai jautrus, labai gerai sapnuojasi, bet... Tai čia sąmoningai susijautrini. Ar gerai suprantu, kad va ta dieta, ten ne alkoholio, dar kažką, tai čia toksai tam ir skirta, kad susijautrinti labiau tiem dalykam, ar kaip? Tai vienas iš būdų, jo. Bet aišku, mano asmenybė irgi yra daug to vėjo ir vandens, tai jau dėl to man tie santykiai ir buvo labai įdomu, nes tėvo, mamos santykiai ir visą tą, žinai, dinamiką išsiaiškinti ir kodėl kas kaip buvo. Tai... Visa tas emocinis intelektas yra prisiejamas jautrumui. Ir pas mane iš tikrųjų tai kaip tokia yra kaip nemažai paauglio sistemai. Iš kai kurių gurų, tai ten buvo tokių įdomių čia mano situacijų, ten kai iš vidoskaitos ir tikrai labai man rezonavo, ką man pasakė, ten prieš sceną, ten daugybė žmonių, žinai, tiesiog, sako, to paauglys. Ir... Vėjas, ne veltui vėjas. Ir po to aš ir savo tą žvaigždės pasižiūrėjau ir sakau, tai iš tokių, jau, žinai, grubių analizių jau matos, kad čia yra labai daug sistemai šito vėjo, žinai, ir tie santykiai, ir visa kita, kaip pas manęs susidėlioja. Labai daug buvo smagu, labai gerai, iš tikrųjų. Labai daug ryškių momentų. Dar iki šiol kai kurios momentus integruoju ir aš net iš tikrųjų kartais pamirštu, kaip būdavo prieš tos visus sapnus, kaip būdavo prieš visą tą tokį gyvenimo prieš visas meditacijas, kaip ta mano realybė, žinai, dėl to gal to ir kažkaip sunku kartais, žinai, paaiškinti kažką žmonėm, nes labai tu... Jau nebe ten kažkur esi, ne? Jau labai sunku net atsiminti, kaip ten būdavo seniau, ar tas toks jausmas. Aišku, kartu matai nuotraukas ten ir tu visą laiką žinai, kas tuo momentu buvo ten toj nuotraukai. Tu žinai, kad ten tu šypsasi panašiai, bet
O iš tikrųjų viduj ten, neaišku, kas, A, žinai, ta prasme, tu žinai, toj nuotraukai, kas ten maždaug yra. mm, Tai tokius dalykus atsimeni, aišku, bet ta tokia, žinai, ta bendra tokia, ta bendra jėga, ta tokia bendra, tai kažkaip jau labai keitėsi ir Ir aš taip girdžiu, toks yra, nu, vat, darbas ne tik, kad susapnuoja tą sąmoningą sapną, ar nebūtinai sąmoningą, va, tą clear light, ne, sapną, kur man patiko galbūt, kai mes ten vat, prieš tai kalbėjomės, kad va, tas sąmoningas sapnas, kažkaip man taip jisai gavo kitą apibrėžimą, aš kažkaip sąmoningas sapnas, va, aš suprantu, kad aš sapnuoju ir va, aš galiu tada valdyti, daryti, ką noriu. Bet va tas, kai mes pradėjom kalbėti apie tą clear light, tą tokį, kuris aiškus, kažkokią žinutę, nu, vat, siunčia, turi tos energijos kažkokio labai didelį pliūpsnį. Ir kažkaip tu, man atrodo, irgi pavadinai sąmoningu. Nors, nu, tarsi neįtelpa į mano tą apibrėžimą, kad aš čia sąmoningai matau, bet vat, arba, vat, kaip tu sakei, pasakoji tą, kad kapoja duris su vienuoliu. Tai jisai, nu, aš taip jaučiu, kad jisai prie to clear light, jisai kažkokią žinutę tau tarsi siunčia stiprią, ne? Ir va, tu po to su to vienuoliu ar vienas tarsi ir išsiaiškinai tą žinutės esmę. Tai man taip girdisi, kad didelė dalis, nu, va, ypač jeigu imant tą sąmoningą sapnavimą ar šiaip sapno analizę iš viso, kaip tą tokį dvasinį kažkokį kelią, tai didelė yra darbo dalis po sapno, tai integracija, ne? Aš taip bent jau suprantu, tu sakai, net dabar kai kurias patirtis, kurios ten buvo metai ir kažkiek atgal, dar vis dabar bandau integruoti tarsi. Tai ar gerai čia aš supratau šitą momentą, nes vat, būtent kalbant kaip tokį dvasinį galbūt prieimą prie sapnų, apskritai sapnų, ar tai būtų sąmoningi, ar nesąmoningi, ar net nežinau, kokios ten kategorijos, dar tiksliai reikia gal pasigilinti labiau, bet integracija, bet kaip tau, gal tu kažkokį galėtum, nežinau, ar patarimą, ar kažkokį savo būdą, vat, kaip tau sekasi integruoti ir kaip tu integruoji. aš kartais taip irgi bandau į tą dėžutę sudėti, Jo. nes, va, pavyzdžiui, ten aš buvau, tų budistų festivalį, čia va šitoje tradicijoje, kuriuos jie daro, kaip sakant, pavasario, vasaros festivalį iš viso pasaulio suvažiuoja žmonės, didžiulė šventykla, auksinės būdos, ten labai gražu, gan oficialu, bet iš žmonių ištraukia tą patį, žinai, ten žmonės bent, nu, bando, žinai, susibendrauti iš širdies, kiek jie gali, žinai, kiek duoti, ką turi iš tikrųjų, nes tu negali duoti to, ko neturi. Taip. Tai palauk, truputį pamečiau mintį. Mes šnekėjom, kad kaip Integravimas, tas svarba integravimo. integravimas. Teisingai. Aha. Tai va, aš tą ir bandau pasakyti, kad va ten mes, kai kurie žmonės miške miegojo, kai kurie žmonės palapinėse, ten vienuolė atidavė savo kambarius. Ir tu tiesiog eini tą festivalį ir tu kažkaip pradedi tą tavo sąmonę, tas savo tas patirtis, kuriai turėjai sąmoningas, tu, va, kaip ir dabar pametęs mintį, ką aš noriu pasakyti, tu kaip ir net nelabai žinai, ką darysi, bet kažkaip, kai jau iš seniau, iš tų visų patirčių, ką turėjai, jos kažkaip tavi veda. Ir tu, pavyzdžiui, aš ten pradėjau kempingauti nuoje vietoje, man nelabai patiko, susirasti patį didžiausią medį, ten toks 100-metis, ir pamačiau, žinai, ten dar įdomių žmonių šalia to medžio kempingavo ir aš nusitempiau po vienos nakties tą palapinę prie jų ir po to tos situacijos ėjo, pokalbiai su žmonėm ėjo ir viskas taip išsidėliojo, kad tas sprendimas buvo labai geras. Sutikau ten tokią
dvi moteris, kurios jinai dar buvo Lenkijos tautybės ir Brita, bet jinai net nesižinojo, kas čia per festivalis, jin galvojo, kad bus ten toksai labiau, žinai, labiau spalvotas, netoks rimtas festivalis, Aha. bet mes su ją pabendravom ir ten buvo, wow, žinai, tiesiog Mhm. iki šiol galvoju, kaip visos tos va tokios, kaip aš, kaip aš, taip sakant, savį nuvedu iki tokių, Mhm. žinai, situacijų, tokių pokalbių ir ta integracija, va tokia kaip sapniška, žinai, gaunas, kad tu nelabai žinai, kur ta pradžia, kur pabaiga, bet Aha. kažkokiu būdu per tos sąmoningus sapnus tu savi išmoksti vesti per šitą realybę irgi kaip per sapną. Mhm. Ir atsiduri tokiose situacijose, kur tu, nu, kaip filme, galvoji, nu, tiesiog aš dariau tą, bet ir, Mhm. jo, labai sunku paaiškinti, bet kažkas tokio, vat, Žinok, nėra kažkaip, aš jaučiu, kad man irgi kažkaip intuityviai aš suprantu, nes man va šitas pokalbis toksai irgi kažkoks dream-like, žinai, kur ten atrodo mes kažkur įneriam, išneriam iš sapno, tada vėl kažkaip toksai. Tai, bet man galbūt užstrigo tavo tam, nu, ką tu ką tik pasakei, kad tarsi, nu, va, tos patirtis sąmoninga sapnavime, ne, ir po to ta analizė visa ir taip toliau. Tokius momentus, va, irgi sapniškus kažkokius, ar, nežinau, esminius, svarbius labai padeda irgi kažkaip atpažinti, va, tu sakai, jie tokie kažkokie, kaip sapno scenarijai, irgi tokie kažko keisti, ne, taip kažkaip tarsi veda tave kažkoks ar vidinis žinojimas, net nežinau kaip čia, bet, va, tokios mistikos, ne, vat man patiko, kad irgi aš kažko tas paklausiau, jaučiu ten apie patarimą ar dar kažką, ir tu sakai, ir tavo pirmas sakinys buvo, nesudėkim, nu, tarsi visko į lentynas, ne, vat norisi. Ir va tas patyrimas, ką tu ką tik pasakoji, kad nuėjai ten, norėjai prie medžio, tada susitikai žmogų, tarsi yra tas, kad, nu, tu negali tokio sudėti į lentynėlę kartais. Čia bent jau taip man tiesiog tokia nu, šiaip tu reakcija. gali, bet po to gali, va dabar Taip, aš kaip aha, šneku, tada jau tu jo, pradedi, žinai, dėliotas, va, tu savo, žinai, jau kaip užrašinėjai, aš taip, užrašinėjai savo dienoraštį ir čia, arba, aha, žinai, įsirašinėjai su diktofonu, arba taip, užsirašinėjai ranką, tada pradedi matyti, žinai, kad va čia viskas įdomu, viskas kaip sakant, mm, aišku ir kaip linija, bet kaip tu iki to daini, taip. tai aš nežinau, visa žmonė iš tikrųjų nežino, kurią mes pusę einam, nes viskas čia kaip sapnas, mes kažkaip ten, jo. Aš dar tiesiog prisiminiau tokią vieną techniką, kur mane irgi labai sužavėjo. Aš pas Dimą Kuniškį, tokį psichologą, lankiau sapnų analizės grupę, bet ten buvo labai įdomus procesas, nes buvo grupinis darbas. Ir kažkaip mes ten praėjom pro įvairius metodus, taip toliau. Ir galų galiai jisai, man atrodo, paskutinį susitikimą, jisai sako, o dabar padarom taip, sako, sugalvokit savo klausimą kažkokį, nu ir pasižiūrėkim vat, į aplinką, tarsi tai būtų sapnas, ir paieškokim to atsakymo. Ir šakės kaip įdomu, va taip kaip pasižiūrėti į tą aplinką, kaip kažkokią metaforą, į nežinau, ir iš tikrųjų va, kažkokie tokie atsakymai, nu, atrandi Geras. tą atsakymą, labai įdomus metodas, Jo, tikrai. numerologija, skaičiai ir po to tiesiog tuo metu kažkas tavo emocijos, žinai, vyksta. A, O kas yra emocija, tai labai stipru, žinai. Ir tu žiūri savo aplinką ir tada, taip, aš dar turėjau vakar tokį irgi momentą, važiavau iš savo buvusios šunis pavedžiojau, aplankiau ir aš žiūriu į tą biblioteką, mes čia turim tokią didžiulę Hario Poterio biblioteką, aš ten sutikau vieną iš savo mentorių, tos bibliotekos meditacijoje buvo gongų, aš žiūriu tą biblioteką ir žiūriu tunelys irgi yra toks, kadangi Liverpoolio centras, ten biblioteka pačiam centre, ir yra dar tunelys, ir aš tik dabar žiūriu tą tunelį, tą biblioteką, ir aš dabar važiuosiu per tą tunelį, ir aš niekada to kažkaip nepastebėdavau to tunelio, tiek metų gyvenau, aha, nes dabar man reikia pernerti per vandenį, kad atsirasiu šitam meditacijos centrą. Ir
tiesiog man tai tas tunelis nieko nereikšdavo. Tiesiog, nu, kaip ir tu sakai, žinai, tau tie vat, kažkokie, žinai, ženklai nieko nereikšdavo. Taip. Dabar, kai tu pasižiūri, taip, o, žinai, tokia momente, tokia emocija, Mm, tu pradedi, kaip sakant, ir matyti, ant kiek tau tai reiškia mm, ir gali paaiškinti tą, žinai. Tai čia prie to pačio vėl grįžtam, kad mes į priekį nelabai matom ir kažkaip, mm, jo, įdomu sekti tą aplinką. mm. Okay. Galvoju, mes čia visai jau nemažai, pokalbis gana ilgas, aš galvoju, galim pasilaikyti dar pokalbių ateičiai, galim eiti už tokį užbaigimą ir aš trupučiuką toks jaučiu, kad šitas mūsų pokalbis toks kažkokios gal, net nežinau, vat vėlgi retrospektyviai, nebent pasižiūrėjus, gal ta kažkokia linija ir atsiras, bet dabar tai toks jausmas tikrai vėjo, kad mes kažkaip taip vėjo sapną išneram, vėl paneriam kažkur, ne, neša. Ir man patiko, man šitas formatas patiko, tiesiog kalbėti, kas iškyla intuityviai, ne, nuveda, aš kartais galbūt taip savo klausimą atrodydavo, kad trupučiuką, taip sakau, nukertu, bet po to vėl kažkaip mes išnyram, kažkur vėl panyram. Man daug iš tikrųjų klausimų dar ir tokių temų paliestų, kur nežinau, ateityje tikrai norisi aptart, pavyzdžiui, tu minėjai tą meditaciją pačioje sapne, tu minėjai patį tą apibrėžimą lucid, norėtųsi dar daugiau, tikrai norėtųsi daugiau apie tą clear light ir kažkokią tavo patirtį su tuo, kaip tu atpažįsti, ne, vat, galbūt galima būtų net irgi vat, pagal mum abiem pamastyti, nes aš jaučiu, kad irgi tokių tikrai turės, kur nu tokia iškrova turi tas sapnas, kaip užsirašinėja ir iškart kažkokios asociacijos šokinėja ir tai net nebūtinai tas sąmoningas sapnas, bet tiesiog gali būti, nu, va, tas paprastas, pavadinkim, šiuo metu paprastas, bet jaučiu ten irgi nieko, nu, ta prasme, galima dar į tai gilintis. Ir beje, čia irgi buvo paminėta tokios frazės kaip hipnogogija, pamiršau tas hipnogogik, pampogogik, kaip ten minėjai? Ja, hipnagogik ir Hipnopampik, va, hipnopompika, hipnopompik. nežinau kaip čia lietuviškai, bet šitos savokos irgi yra straipsnėje apie geriausią laiką sąmoningą sapnavimą, apie tos ciklus miego, tai galit žvilgtelti ten daugiau apie tai parašyta. Taip pat, aišku, ir parašyta tos technikos, kur galbūt čia irgi buvo paliestos apie wild, pavyzdžiui, kur tu išneri iš sapno, naudoji tą būtent hipnogoginę būseną, kad vėl grįžti į sapną. Tai rekomenduoju ten žvilgtelti. Ir aišku, būtų labai įdomu iš mūsų pokalbio, galbūt kažkokių minčių kilo ar klausimų. Tai aišku, rašyti komentaruose, kad mes po to galėtumėm vėl ir ten galbūt atsakyti, ar dar vieną pokalbį susukti. Ir Aurimai, Auri, ar Auri, kaip pala britiškai? Auri? Aurai. Auri. Nežinau, kaip tu taip pat apibendrintum, koks paskutinė tavo mintis būtų po šito pokalbio? Jo, aš ir man patiko, kad tu pagavai mano šitą vėją ir bandai kažkaip įžeminti ir aš tikrųjų atklausiau knygą vieno sapnuoto žymaus, kur šiuo metu kažkaip grįžau prie, nu, tiesiog, man gyvenimo situacijos taip privedė, kad tas autorius iškilo ir bandžiau tą knygą, Tibeto mirusiųjų, ten yra, kaip sakant, analizė tos knygos, labai man rezonuoja tas autorius. Aišku, ir bandžiau, žinai, kažkaip pasiruošti labiau, žinai, konstruktyviai išnekėti, bet nedabaigiau tos knygos, nes gan sunki ir ten per vidurį labai kažkaip oficialiai pradėjau šnekėti toj knygoje, nežinau. Tiesiog gerų sapnų. Gerų sapnų.